Sveiki visi! Šiandien mes parodysime, kaip pasigaminti magišką hidrofobinį smėlį, kuris nešlampa vandenyje. Sausą smėlį tolygiai paskirstome ant folijos lapų. Mes naudojame batų impregnantą nuo lietaus ir purvo. Perspėjame, jis yra degus, todėl nupurkšto smėlio negalima džiovinti orkaitėje ar su fenu, nes tada sukelsite gaisrą. Purškiame ir maišome smėlį tol, kol visas smėlis įsigeria impregnantų. Tada paliekame išdžiūti. Po 2-3 valandų, kada smėlis pilnai išdžiūsta, tada jį išmaišome ir dar kartą nupurškiame impregnantų. Šitokį smėlio purškimo ir džiovinimo procesą kartojame 3-5 kartus tam, kad visas smėlis pasidengtų nešlampančių impregnanto sluoksniu. Ir kai galiausiai smėlis išdžiūsta, tada jau galime stebėti tikrą magiją. Pabaigę žaisti, smėlį mes vėl suberiame ant folijos ir paliekame, kad išdžiūtų, nes vis dėlto vanduo jisai šiek tiek prilimpa. O kitą dieną mes su juo vėl galime lygiai taip pat žaisti. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto!